Kas atsitiktų, jei kasdien gertum kavą? Nors daug žymių žmonių, kaip Tristanas Teitas ir net Bethovenas, gerdavo litrus kavos kasdien, yra svarbu gerti kavą su saiku. Štai 5 priežastys. Numeris 5. Inkstai. Geriant didelį kavos kiekį, tu didinsi savo kraujo spaudimą ir inkstų stresą, kas gali vesti prie inkstų akmenų ir kitų ligų. Numeris 4. Virškinimas. Dėl kavos aukšto rūgšties lygio kenksi savo žarnynui ir patirsi prastesnį virškinimą bei pilvo skausmą ir net pykinimą. Numeris 3. Stresas. Kava sutraukia kraujagyslės, kas pagreitina širdies plakimą, verčia stipriau kvėpuoti ir kelia kūno temperatūrą. Dėl to, gerdamas kavą dažnai jausis neramus ir patirsi daugiau streso. Numeris 2. Miegas. 3 ar 4 valandas po kavos puodelio tu patirsi caffeine crashą. Neteksi energijos ir būsi daugiau pavargęs nei prieš kavą, bet miegoti negalėsi. Net jei gersi kavą 6 valandas prieš miegą, kofeinas neleis kūnui ilsėtis ir tu neteksi miego ir funkcionalumo. Numeris 1. Priklausomybė. Reguliariai geriant kavą, tavo kūnas pripras prie kofeino. Jei bandytum kavos atsisakyti, tave suimtų galvos skausmas ir nuovargis iki tol, kol išgertum kitą puodelį. Neužmiršk sekti mūsų puslapio ir palik komentarą, kiek kavos tu geri, ar jauti poveikius.